Amžių amžius besikartojanti istorija, kaip studentai darbus paskutinę dieną pasilieka, savo projektą per brūkšnelį pristatymą pradeda sekmadienį. Visgi gudrūs šie studentai turi planą chuliganą, kaip išvengti perlaikymo. Po paraliais. Ei, ramiau. Mums rytoj pristatymas. Po paralis. Jau antra nakties. Mes niekam nebespėsim padaryti projekto. Aš negaliu leisti, kad Olivija mus aplenktų. Vėl. Na, aš jau kelias savaitės kuriu laiko mašiną po to, kai įsigaliojo prieinamesnio plutonio įstatymas. Jie ką? Nebijok, aš mau pirštinės, tai esu užsirišus plaukus. Šiandien, pagaliau, pirmą kartą galėsime išbandyti Matijo vidinio turboenkabuliatoriaus magnetronas. Yra veikiamas krūvininkų, santykinio judėjimo per laidininką. Taip moderninė sąlyga tarp magnetovaržos ir talpinės duaktancijos tampa tiesiogiai priklausoma nuo bandinės funkcijos Hamiltoniano operatoriaus pasirinkimo. Pademonstruosiu. Na, štai ir nuskrido mano 10-tukas. Vadina tamsus, iškylo tokia problema, man regis pasipildė. O kas tu toks? Jefferson, šachtininkas kaminkretys, krečiu kamienų šachtose. Dirbau pamainą anglies kasykloje, pamačiau kažkokį tai kubą, kuris atrodė labai brangiai. Tai galvojau, paimsiu pavokserių šilingą ir parduosiu, bet kažkaip čia atsirado. Atrodo, kad mašina nuvežė kažką iš pramonės perversmo. Ko tokio? Vau, kiek čia pas jūs visko daug. Aš visą savo gyvenimą dirbau su įvairiausiom medžiagom. Siera, anglim, asbestu. Atsiprašau. O, ar čia nais arseno tinktūra nuo kosulio? Tuoj paragausiu. Drauguži. Atsargiai, šitie dalykai neragavimui skirti. Uostymui. Geras. Ei, ponaitė, kol mes taisysime šią laiko mašiną, gal norėtų mums padėti su projektu? Kokią projektą? Ateik, drauguži, tau šiandien visas naujas pasaulis atsivers. Ką? Oi, gerai, kad aš pirštinės užsidėjau. Pone. Nu, žinokit, taip matuodamas jokios geros reakcijos negausi, ne? Pirma, jūsų įrankis, nors kaminam labai geras, čia niekam tikęs. Pirma, įsijungiam. Ir tada. Ne, neskubame, ne? Palaukiam, jos turi įsijungti. Ir tada? Ir tada palaukime dar truputį. Tada pasiėmame indelį. Išdedame ant svarstyklių, tada dar sukupiam ir palaukiam. Paspaudžiame mygtuką atstarę. Ir tada imame ne kaminkrečią įrankį, o šaukštuką. Paimame. Negalima su pirštais. Ne. Pabandyk. Gerai, pabandysiu. Čia kaip arbatai. O. Gerai. Kaip greitai.
technologijos. Atsiprašau, panaičiai. Ai, viskas gerai tamsta. Ei, Jeffersonai, atsargiai, to taip gali sprogti. Naudok mėgintuvėlio laikiklį. Aš galvoju, čia skalbinė. Gerai, taip sakai. Ne į save. Ai, tai taip. Ne į mane. Svarbiausia, kad į kolegas nebūtų atsuktas. Ai, Ir ne į save. logiška. Blogas pavyzdys, aš taip niekada nedaryčiau. Ačiū, kad viską man aprodėte, buvo neįtikėtinai įdomu. Tačiau man atėjo laikas grįžti į šachtą, nes kitaip mano tėvai mirs iš bado. O, velnias. Į savo šepetį pamiršau. Kokie jūs faini, nu mano tikri vaikučiai, ne kaip tie studentai, tinginiai, ne... Pažiūrėk, kaip manai, apie šitą žuvį pristatymai. Kokia miela. Reiks pagalvoti. Reikėtų kažkaip jas sumedžioti. Sveiki, brangūs žmonės! Aš truputį pasiklydau, ar galėtumėte man pasakyti, kur aš esu ir kur galėčiau rasti princą Tristaną? Kokį dar Tristaną? Princą Tristaną, tokį blondiną, mėlynom akim. Panelė, kas jūs esate tokia? Oi, atsiprašau, kokia aš nemandagi. Aš esu panelė Šventoji akademinė kankinė Ofelija. Panelė, Ofelija, jums nešalta? Nežinau, pas mane karalystėje tai šviečia saulė, paukščiukai čiulbauja, burundukai burundukuoja, o pas jūs čia kažkas balto. Kokios gražios mantijos! Jokios čia ne mantijos, čia palatos. Jie yra būtini dirbant laboratorijoje. Koks mielas sutvėrimas! Ar galėtumėte, prašau, man pasakyti, koks tai augalas parsiveš pas save į pilį? Čia tai mimoza pudika, ką dar norėtum apie... O kas čia per aparatas? Ar tai kažkoks modernus ginklas? Palauk. Ramiai. O kaip jo naudotis? Po praeito lankytojo čia viskas buvo suodina, tau pirmą reikia apsimauti pirštinės. O tai ką man dabar su šitu daryti? Ant šitos automatinės pipetės dabar reikia uždėti antgalį. Atsiprašau labai. Ar aš neužgalau jūsų, ar galiu jums kažko padėti? Viskas gerai, gyvensiu. Žiūrėk, parodysiu, kaip jis veikia. Visų pirma, pasirink automatinę pipetę pagal tūrį, kurį perkelsi. Nustatyk šį tūrį, sukdama viršutinį sraigtelį. Niekados nepersuk pipetės už jos paimamo tūrio ribų. Nepamiršk antgalio. Pipetės spalva turi sutapti su antgalio dėžutės spalva. Pritraukiant skystį, stenkis pipetę laikyti statmenai. Tiksliausiam pritraukimui užtenka įmerkti apie centimetrą į skystį. Perkelus skystį, prisimink pakeisti antgalį, nuspaudžiant svirtelę priešais nykštį. Norint pritraukti skystį, iš pradžių pipetę nuspausk iki pirmo stopo, jausis pasipriešinimas. Tada įmerk į skystį ir atleisk. Išleidžiant skystį reikia spausti iki pirmo ir paskui iki antro stopo. Geras, ačiū! Kiek aš daug visko naujo išmokau. Kiek dar čia pas jūs visokių aparatų? Ką šitas daro? Wow! O šičia... Jis sukasi! Oi! Šis sukasi! Nebesisuka. Palauk, parodysim, kaip reikia padaryti.
Taigi, norite nusukti savo mėginius. Pirmiausia, reikia centrifugą. Susiradome. Ja, atidarome ir pasiėmame savo mėginius. Iš pradžių, ko nereikia daryti? Negalima daryti taip. Nes dabar centrifuga yra nesubalansuota. Reiškia, kad nėra tolygus tūrių pasiskirstimas tarp centrifugos pusių. Vietoj to mes paėmė vieną iš mūsų mėginių ir padedame taip. Dabar tiek šitoje centrifugos pusėje yra vienodas tūris ir masė, tiek šitoje yra vienodas tūris masė. Galima uždaryti centrifugą, ją paleisti. Atsidarome vėl. Ir turime mėginius, su kuriais galime toliau tęsti darbą. Ačiū Jums, mėlyjei mokslininkai. Kiek aš daug visko šiandien naujo išmokau. Kaip aš galėčiau Jums atsidėkoti? Mums tai nieko nereikia. Tiesiog lyski laiko mašiną. Pagaliau galėsi grįžti pas savo princą Tristaną, panelę. Ačiū Jums. Pagaliau. Kaip linksma buvo. Kaip su to projektu? Tai einam medžiot šitą žuvį? Sueis. Dalhenas, kiek gyvenimo? Kaip manai, jis mums padės su pristatymu? Tikėkimės. Iš akmens amžiaus. Kas jūs būti? Mes laborantai. Kas čia laborantai? Hugo nesuprasti, kas čia per objekt. Hugo, ne. Žiūrėk, aš suprantu, kad čia tau viskas nauja ir nepažįstama, bet taip elgdamasis gali sužeisti ne tik save, bet ir kitus. Jis neveikti. Ko taip mėtai savo mielą kačiuką? Čia tigro. Jis ne kačiukas. Draugas. Žiūrėk, mes pamokysim tave, kaip saugiai elgtis laboratorijoje. Kokia laboratorija? Kas laboratorija yra? Kas saugiai? Daiktas, elektra, kaip bitis, taip, naudoti, saugiai. Žinai, Ugugu, svėrimas tiesiog yra matematika ir labai paprasta. Vienas skaičius, antras skaičius, pliusas viduryje, mes juos kartu sudedame ir gauname atsakymą. Kas yra skaičius? Paaiškinti. Turime vieną akmenį, 2 akmenis, 3 akmenis. Ugugu, ne! Aš kodėl negalėti? Tave partrenks bitės! Žiūrėk, tigre. Žiūrėk, tigre, gal pagaliau sutaisysim šitą dalyką ir baigsim beprotybę. O kas per lobį? Tu su šituo atskridai čia. Kada aš grįžtu? Bandome kuo greičiau sutaisyti. Visi greičiau. Neskubink manęs. Gerai. Šitas jau veikia. Jau sutvarkyti? Ne. Karšta. Karšta. Ne. Ugugu, ne. Prilipinsi plaktuką prie stalo,
negalėsi medžioti mamuto. Taip. Lipdink tik dalykus, kurie nori, kad būtų prilipinti, o kitų nelipink. Kas yra lipinti? Iki ugugų. Iki. Dubai. Ačiū, kad padėjai mūsų pristatymą. Pasilgstu, stigrė. Jei norėtum kandiduoti? Ne, čia tavo augentinis. Tai kaip dabar pagulais laiko mašiną gausim? Šią gražią poliarinę dieną, 3 valandą nakties, studentai pagaliau pabaigė savo pristatymą per brūkšnelį projektą, per brūkšnelį ataskaitą. Tačiau kaip ir kiekvienas studentas po vėlyvos nakties darbo, pramiegojo žadintuvą. Ho, ho, ho. Čiut per plaukus spėjame. Aš nebegaliu. Gelbėkit mane kas nors. Ai taip. Taigi šiandien laikrodžiai sukosi valandą į priekį. Nu greičiau, paskubėkit, taigi paskaita laukia. O, sveiki. Ką jūs čia veikiate šią žvarbę dieną? Labai atsiprašome. Žinokit, pramiegojom žadintuvus nuoširdžiai. Pamiršome, kad valandą peršoko laikas. O gal galim pristatyti mūsų tą ataskaitą, kad ir pavėluotai? Oho, per visą šitą skubėjimą jūs turbūt pamiršot netgi, kad ir laukia šalta, pusnys, slidu. Jūs žiūrėjote į termometrus, -30. Aš jūsų paskaitą perkeliau į kitą savaitę, tai manau galit pabaigti darbus iki kitos savaitės. I do not control the die. Ai, čia originalas. I do not control the speed at which lobsters are. Aš kad valandą peršoko laiką šiandien. Man čia bus nesisipasa. Gali būt bum į tave. Tada va taip nekaitinčiau, nes būtų bum į tave. Ir vėl. Tada šitaip yra kaip ir okei. Bum į spintelės, spintelį vėliau. Apilyje. Gerai, dan. Jis. Na, aš badauju. Jau beveik pietus. O jūs netyčia nematėte čia kažkur mikrobangų krosnelės, nes aš norėčiau pasišildyti pietus. Ne? Tai mes va jau einam. Ate? Mes turim truputėlį daug darbų. Iki. Na, aš džiaugiuosi, kad man šiandien nėra jokių darbų. O pala, kodėl aš čia iš viso atėjau?